Tu greičiaus neviršik, jaunuoli. Kai Lidle dirbau, vienas buvo toks lenkas. Nu, ten kosmonautas geras. Vis tiek, važiuoja jinai viskas, nu. Prieš eismą ir ką tu jai padarysi. Čia 7,5 tonų limitas. Arsenalo chebros irgi va, su raudonom maikėm pilna. Lekia kažkur tai. Papipsėjo man. Kas čia dabar? Avarija kažkokia su autobusu atsitiko, ar kas? Labą rytą visiems. Na ką, išaušo nauja diena, mes toliau darbuojamės. Tai šiandien gavau 25 metų vilkiką, tai praktiškai naujas. 10 metrų priekaba, 2 darbai, varau link centro. Į patį centrą nelysiu. Būsiu netoli centro, netoli Madame Tussauds ir Sherlocko Holmso muziejaus. Maždaug į tą rajoną. Pirmą parduotuvę, kitą irgi nelabai toli, panašioje arėjai. Tai nepamirškit, bičiuliai. Nykščius į viršų, rašykit komentarą, klauskite, kas domina. Subscribinkit, aišku. Ir ką? Gero žiūrėjimo, aš minu į priekį. Nu va teisingai tas baltas Volkswagenas daro. Kerti tarp 2 fūrų, išvažiuoji 3 juostą ir vankinį ant 40. Idealiai, viskas pagal instrukciją. Taip matyti ir mokino tave. Maladėts, va, like. Lemba čia. Kanalizacijos tos padarytos taip, kad per pakabą duoda. Tuščias sekmadienis. Gerai. Kamščių nėra. Dabar jau judam link Swiss Cottage'o. Šveicarijos kotedžai ten tokie yra. Nežinau, ten man atrodo restoranas liktai yra, dar kažkas tai. Viešbutis. Nu, Toyota visai stabdai. Labai jau. 15 bevažiuoja netgi. Nu, biškai jau per lėtai gal. Ai, geras. Dviratininkas su elektriniu dviračiu už mumis greičiau važiuoja. Tu greičiaus neviršik, jaunuoli. O, dar yra ant raudono užsirojau. Be plepėdamas čia. Ir kitus pizdavodamas. Čia labai įdomiai, 3 eilės yra ir tenai toks susiaurėjimas yra. Tai jeigu aš dabar važiuoju savo eilę, iš dešinės man mašiniuką, aš jį užspaudžiu. Bet yra tokių, kurie vis tiek lenda ir viskas, nu, ten pristabdė. Jau va čia, va šitoj vietai. Dingsta viena eilė, pusė eilės dingsta. Nu, tai va, privažiavom Swiss Cottage'ą vadinamą. Jau čia ir gyvenamieji namai yra, viskas. Vis leidžiamės po biškį leidžiamės link centro. Šiaip mumis tai monitorina, tai negali čia lakstyti, nu ir reikalo realiai nėra. Važiuoji ramiai, dirbi savo darbą ramiai ir tiek. Kažkaip temperatūra krenta, ryte buvo, paryčiais buvo 22. Paskui žiūriu, nukrito iki 18, dabar žiūriu, iš vis 17 bėra. Tai kaip čia taip įdomiai. Na, pažiūrėkit, kokia aplinka čia. Medžiai seniai, klevai, ąžuolai. Dar kažkokios, tai kitos veislės, nežinau, va tie aukštesni. Tiksliai, gražu, gera, va, šešėliai kokie dideli. Vasarą per karščius nei kaista, nei asfaltas, nei šaligatviai žmonėm paviesis. Nu, tas tai man žiauriai patinka, kad čia daug medžių, daug žalumos, nieks jų nekerta ir nesąmonėm neužsiminėja ir nesąmonių tuo labiau nešneka, kad čia kažkas tai supuvę ar dar kažkas. Jeigu atsiranda vienas kitas koks medis, kuris jau ten
su problemom kokiom, tai nupjauna ir iškart į vietą naują pasodina. Bet va kiek važiuoju, nelabai matau, kad čia jaunų medžių būtų. Visi plius minus tenai, anoje arėjai buvo visi seni medžiai. Tai įsivaizduokit, kai tokie karščiai buvo, ant kiek geras čia pavėsis buvo visur. Beveik visam Londone čia medžių pilna. Cikų tik tai. Šviesoforą pamatė, tai ką galvoja, iš vairo nesuksiu, ne? Aišku, kad suksiu. Dabar aplink Žieduką apsisuksim, nes kitaip į va tą keliuką čia negali pasukti, turi aplinkui Žiedą važiuoti. Nes čia iš čia atvažiavau į dešinę, niekaip. Taip, čia pravažiuosim, man atrodo, kriketo stadionas, čia va po dešinė yra. Čia va. Tai čia jau kai varžybos būna, tai už žmonių muilijonai. Taip, dar pasidžiau, va dabar žiūriu ženklas Road Closed, kelias uždarytas, dabar galvoju tenai prie parduotuvės kažkokie remonto darbai, mačiau, kad yra. Vyksta, tai dar vienas įdomumas. Be to, kad šiandieną ten gali mašinas parkuoti. Aš važiuoju kartais net į navigaciją užmirštu pažiūrėti, ar teisingai važiuoju, bet kadangi žinau, kur važiuoju, tai nelabai kreipiu dėmesio. Svarbiausia nenuvažiuoti ten, kur pats sugalvoju, o ne kur navigacija vedo. Tai čia tai bajeris buvo. Kai Lidle dirbau, vienas buvo toks lenkas. Ten kosmonautas geras, tai išsikraudinėjo aš Myčiame berods, ar kokioj ten partuoje, dabar neatsimenu. Atvaro jisai, žiūri į mane. Tai sakau, tai kaip čia antras deliveris vėl? Taip greitai ir tiek daug, kad čia į parduotuvėje vietos kaip ir nebėra sandėlytam. Sakau, pasižiūrėk popierius. Pasižiūri bičias popierius. Iš vis kitą parduotuvę. Galvoju, maladėts. Va taip, sugalvoju atvaryti į tą parduotuvę. Taip, dabar čia įdomiai, dabar bus į dešinę ir iškart į kairę. Čia 7,5 tonų limitas. Va. Kažkas įdomaus. Aha, loading bay'us bent jau tuščias yra. Tai čia gera naujiena man. Tikiuosi nesuspendintas loading bay'us. Ne, nesuspendintas. Ir puiku. Puiku, viskas gerai. Taip, iškart reikia palikti vietos biškį. Prieki, kas čia yra. Kelias uždarytas į kairę. Gerai, varom greitai šaldytuvą įsijungt, kad čia žmonėm neburpt. Viskas iki 8 ramus. Na ką, bičiuliai, atvažiavom. 7:28. Tai pusę valandos dar galėsim pakimarinti. Tai einu kavos pasidarysiu turbūt į parduotuvę. Ir pusę valandos turim poilsiui po ilgo važiavimo. Tai gerai, kad tenai neuždarytas kelias dar, nes tenai man išvažiuoti reikės, ten toliau ir apsisukti. Bet gerai, pergyvenau labiausiai dėl šitos vietos, nes sekmadienis pilnai galėjo būti priparkuota mašinų. Tai viskas ok, viskas sėkmingai. Tie 23 keidžai. Labai gerai, išsikrausiu 2/3 kokius priekabus išsikrausiu. Ir į antrą parduotuvę bus iš vis ten 10-12 keidžų, turbūt nedaugiau. Tai ramus rajonas, čia jau tokie turtingesni piliečiai gyvena. Matot, namai jau kokie, visai ne rytų Londono. Arėja faina, va, medžio alėjas. Pažiūrėkit, sakau, Londonas čia kažkas tokio man.
tiek medžių yra, seni medžiai, palei kelią, nieks jų nekerta, nerūšia, niekur neišveža, neišpjauna, kaip lietuviai, kad mėgsta, ypač Vilniui. Nu, jei žalia užsidegė, einu kavos pasidarysiu ir atsigersiu. Morning, Mike. How are you doing? You good? Yes. After 8, yeah? Yeah. Okay. Take your time, man. Yeah, no problem. Yeah. Go canteen. Go on the canteen downstairs. Yeah. Do you have the cups? Yeah. Everything It's down. in canteen, yeah? Yeah, Okay. No problem. Thank you. Morning. Good morning, how are you? Yeah, good. Sako, lipk laiptai žemyn, ten kavos pasidarysi. Nu tai lipam. Čia galima kaulę susidaužti, reikia atsargiai. Na ką, gėrybių visokių pridėta. Pusryčiam, bananiukas. Einam kavos darytis. Taip, gerai, liftas nuleistas. Nieks čia neužims vietos. Ir galėsim paskui išsikrauti. Bet va, nuo tokių karščių net gėlės nudžiuvo. Čia visą laiką tos gėlės gražiai žydėdavo. Dabar jau nudžiuvo. Nors mačiau atvažiuodavo, laistydavo čia komunalinės tarnybos. Nu, kaip ir sakiau, nebūčiau išsitempęs lifto. O jau atvažiavo, prisiparkavo iš galo kažkas, o būtų atvažiavęs iki pat čia, būčiau nei lifto neišsitempęs. Nu tai, viskas čiki-pukiai, čiki-brikiai. Gražu, va, hebrytė jau rytinę kavą. Na, pats tarnybos čia normalu. Londai. Lekia kažkur tai. Papipsėjo man. Filmuoju. Ar tai mergai papipsėjo vis plaukais? Neaišku. Na, va, atsisikė. Yeah. Hello, morning. Tai va, atvarė kavos atsigerti. Nu ką, darbai padaryti pirmoj parduotuviai. Galim šauti į antrą tašką. Nu, dabar reikia palikti vietos autobusui tik tai. Nu kur? Nu, kur tu Boba važiuoji, nu? Vat dura. Ir posūkį įjungiau, ir ženklai stovi tenai, kad remonto darbai. Viskas, ko tau reikia žinoti, vis tiek, o važiuoji, na viskas, nu. Prieš eismą ir ką tu jai padarysi. Nu, tai manęs dabar net neišleis, ot gerai, nu. Maladėts, blėt. Ot, moteriškė privirė šūdą, autobusai dabar ten nepravažiuoja pro ją. Nu, vienu žodžiu. Kantrybės nėra. Kažkaip tai reiktų stebėti situaciją, man atrodo, vis tiek, kai tu už vairo esi. Nu, bet ten moteriškė, ką aš su ja padarysiu, aišku. Fūra susiskersavusi, remonto darbai, rodo posūkį. Ir pyst ir paėmė ir užlindo, nu. Idiotai. Nu, pats užblokavo, tai... Da tas su vanu ten iš galo papypino moteriškį, ta ten pasimetus, aišku, nežino ką daryti.
priekis atsidaręs. Nu, čia tai biški mandrokai reikia įsisukti, bet ką darysi. Kito varianto kaip ir nėra pas mane. Tik tai taip. Na, priekyje eina kanalas labai aukštai užkeltas. Ten toliau šliuzai yra po kairę. Šitie ilgieji laivai stovi, kur žmonės gyvena. Čia vėl reikia užsimesti man normaliai. Kitaip neišsuksiu. O, matot, prieky va laivai normaliai. Medžiai seni, senobiniai. Taip, dabar aš varau link 501 link Ring Roado to aplinkelio ir paskui iki Russell, iki Eustono stoties, pro Russell Square, pro centrą. Per kažkokį ten tiltą Blackfriars, man atrodo. Ar Waterloo, nebeatsimenu, ir atsidursiu vietoj. Tai valdiška navigacija iš ten per Marble Arch varo, per centrą, ten pro Viktoriją, o Jėzus Marija tenai. Ten reikalų belenkiek. Kamštukai biški. Tak, policajam reikia po nosim užlyst, kad negalvotų, kad čia jie viską gali. Nu, įleis policajai ar ne? Įleidžia, malačiai. Va, kaip šaunu čia įsisukti bus. Tenai pristatyta ženklų ant kampo. Ir dar klombų pristatyta, kad būtų smagiau važinėtis. Čia va, kam ta klomba pastatyta, nežinau, kad smagiau būtų įsisukti. Čia tiltukai. Na, pro klombą pralindau. Ir atvažiuojam. O, taksistas sustoja. Maladės. Nu tai ką, man dabar čia reikia sustoti tada.
Visi, panašiai taip. Tak, reikia pasižiūrėti. Gerai čia stovi, gerai, daug maž. Visi. Nu ką, atvykom į antrą parduotuvę ir paskutinę ir einam išsijungsim šaldytuvą. Realiai man į priekį dar reikia važiuoti. Na ir viso, kaip sakant. 10:31. Nu, 10:30 atvažiavau neblogai visai. Ale čia judesiukas prie manęs dabar. Imsiuosi toj 15 minučių breiko, žiūrėkit, čia pilna gatvė, jau šitų furistų norėjau sakyti. Deliverių atvarė į viešbutį, patalynę atvežė. Nu tai ką, man reikia laukti aš tada. Kaip visada, kokį tai mandarinuką sukaposiu. Tai darausi 15 minučių breiką per traukėlę ir minam į bazę. Nes pasirodo šiandieną yra Arsenalo klubo paradas didžiausias per visą Londoną. Tai paradas iš pradžių 2 valandą, ten truks apie 1,5–2 valandas ir paskui, tai įsivaizduoju, vakare tai chebrytė bujos, baliavos kaip reikia. Nu va, kas dedas aplink Arsenalo stadioną. Visur keliai jau uždaryti, visur va, plytos. O tai jie čia marširuos neblogai. Ir čia dar uždaryta. Ohoho. Na ką, judam link bazės. Darbai padaryti. Dabar reikia žiūrėti, čia skafaldų nenuvers, nes mašina biški pakrypsta. Nes yra buvę, žinau, vienas bičias pasako, kaip taip į skafaldus atsirėmė. O Arsenalo gerbėjas va eina, matau. Nesupratau, kas čia. Ai, čia tik dviračių takas uždarytas. Da, bet trūkto. Atvažiuoja tiltas uždarytas. Nu, gražiausiai būtų, nu. Tai va, Temzės upė. Towerio tiltas tolumoj matosi. London Bridge'as va šalia, kur traukiniai važiuoja. Na, čia Southwarko tiltas, kuriuo aš dabar važiuoju. Bažnyčios varpai. Ja, bažnyčia yra po medžiais pasislėpusi. Pusė 1 mišios baigėsi. Gal vestuvės kokios? Taip smagiai skambino. Ne, mišios baigėsi. Taip. Greičiausiai. O Arsenalo chebrytė varo irgi su dviratukais. Na, va, pro Londono Towerį važiuoju. Kaip ir visada, jeigu iš centro. Lembai šitaip biškiai atsistojo. Žiūrėt, kokių šviesoforų nenusivartyti. Kas čia dabar? Avarija kažkokia su autobusu atsitiko, ar kas? Pastrigo, ar sugedo autobusas? Panašu, kad sugedo liktai. Arsenalo chebros irgi va, su raudonom maikėm pilna.
Jo autobusas blemba sugedo, užtvėrė visą kelią, eina savo. Nu, nebent gal nutrenkė ką nors. Bet tai žiauriai, čia pravažiuoti negalima. Nuo Tauerio tilto tai uždaryta, visus į centrą nukreipia. Tenai va, už policijos mašiną stovi. Eina savo, čia dar reikalingas gemorojus. Įdomu, ar jis čia nudaužė ką ar tik sugedo. Panašu, kad sugedo. Nes jei būt ką nudaužė, tai čia būtų ojojoj, kas čia būtų dėjusis. Būtų viskas uždaryta ir pilna gatvė būtų policijos, jei būtų kažką nudaužę. Gerai tas pralindo, prancūzas. Iš antros juostas, bet gerai, ką praleido. Kas čia dar viena mašina stovi. Sunkvežimis pagedęs kažkodėl tai. Kažką spaudinėja, nu, bent jau gyvas. Pagedo matyt, mašiniuks.